Čia jau gabalais išberėjo viskas, o ten tokia kaip skylė pasidarius visiškai. Keurai, tai ten bijau, kad čia konstrukcijos. Kaimynas iš antro aukšto susimontavo štai tą dėžę, o kaimynui 5 aukšte nelaimės prasidėjo. Einam pažiūrėsim, ką padarė. Seniau stogas leisdavo tik retkarčiais, o dabar žmogus atsikelia, savaitę nelyja, o ant grindų 3 litrai vandens. Štai, šitas Mitsubishis. Panašu, kad stipriai pradėjo gadinti reikalus. Bėga čia pas jūs. Dabar visi tie 15 sujungimų. Matosi pašlapę. Tai ačiū tau, Mitsubishi, kad parūpinai mums darbo. Šią problemą tikrai spręsim. Ir įspręsim su atsarga, nes iš tiesų, kada sumontuoti kondicionieriai, tai dabar tai bėga tik kondensatas, kuris ten silpna srovele. O žiemą tai viskas apledėja, aplinkui būna kalnas ledo ir tas toliau kondensatas varvėdamas šala dar didėja. Ir iš viršaus, pavyzdžiui, jeigu ypatingai lyja, tai tada vanduo atkeliavęs neturi kaip prabėgti ir plečiasi į visus kraštus. Tai šitą labai reikia įsivertinti, nes atrodo, pakeisi ten skardelę, prakeisi daugiau ir išspręsi problemą, bet dėja ne. Su kondicionieriais, kada sumontuota tokioj vietoj, tai gali dar ir ne kartą važiuoti remontuoti.